Sveiki visi. Šiandieną nelabai rimtai apie politiką ir politikos dalyvavimą mūsų gyvenime. Įsivaizduokit, šiandien važiuoju į turgavietę apsipirkti, ten turiu tokią moterėlę, labai skanių visokio agurkėlių, raugė, kopūstėlių, jinai gal kokie 10 metų, gal 5 už mane vyresnė ir tokia stovi susigūžusi be nuotaikos ir man sako, nu tai kaip jūs jaučiatės? Aš išpučiu akis ir sakau, o kodėl? Ir ta moteris sako, nugi tie visi įvykiai, Zelenskis, Trumpas. Ir ką aš galiu pasakyti vyresniai moteriai? Nie labai mokyti aš jos noriu, nie dar ką nors, bet nepasakyti baskienė sunkiai gali. Ir aš jai sakau, žinot ką? O ji taip suklūsta. Ką sako? Sako, nu va grįžtų namo, nei virtuvėj, nei vonioj, nei miegamajam, nei Trumpo, nei Zelenskio, nei Putino, nei Kamalos, nei Pamelos, nieko nėra. O pas jūs yra? Ji pradeda juoktis, jai pasidaro linksma, po to jinai sako, bet tikrai, tai siunčiu žinutę visiems, kurie mano, kad tas svarstymas juos daro kažkokiais protingesniais. Protingesniais daro žinojimas ir to žinojimo panaudojimas savo strateginiuose kažkokiuose ėjimuose arba sprendimuose. Bet dalyvavimas nuolatinis, kalbėjimas su aplinkiniais, tai yra visiškas leidimas save naudoti. Tai tiesiog jūs tiesiog patys savo kenkiat. Ir jeigu pažiūrėsim dar iš kitos pusės, tai tikrai mano gyvenime keitėsi daug ko, bet visiškai nusispjaut. Todėl, kad savo gyvenime, kokios bebūtų situacijos, visada viskas priklauso tik nuo manęs. Neįsileiskim šiukšlių į savo gyvenimą. Ačiū.